Sveiki gyvi, nepykit, jeigu garsas bus blogas, čia mano pirmas video ir aš jums parodysiu, kaip pasigaminti paprasčiausią virusą. Tai va, tiesiog įeikite į notepadą ir rašykite start. Tuomet spauskite enter, start. Tuomet toliau enter, start. Ir taip toliau, kokius start, 5 kartus. Tuomet būtinai paspauskite enter, po to, kai baigėte rašyti. Ir pažymėkite viską ir spauskite CTRL ir C. Tuomet, tai paspausdami nukopijuosite viską. Nukopijuosite, ką parašyti. Ir dabar spauskite CTRL V ir laikykite, jeigu kol nusikopijos, kiek norit kartų. Jeigu nenorit ilgai laukti, tai tiesiog kopijuokit, ką parašyti. Ir vėl paspauskite CTRL C ir tuomet CTRL V. Ir laikykite, kiek ilgai galite arba kiek norite. Tuomet, kai padarėte milijardą kartų, spauskite file, save as, pavadinkite belę kaip tik norite, sakykime, virusas. Bet būtinai reikia parašyti .bat. Ir save. Viskas, padarėte savo pirmąją virusą ir aš jo dabar nenoriu atidarinėti, nes mano kompiuteris gali užlūžti, bet kai jį atidarysite, jūsų kompiuterio atsiras labai daug CMD programėlių. Tai viso gero ir laukite dar video.